1998 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu panaikinta mirties bausmė. Serijiniai žmogžudžiai, senelių ir vaikų žudikai mirtimi nebebaudžiami. Tačiau Lietuvoje kas mėnesį įvykdoma 100 mirties nuosprendžių. Kiekvienais metais tūkstančiai beprasmiškų mirčių. Kasmet mūsų valstybėje nužudytų beglobių gyvūnų kūnai skaičiuojami 100 tonų. Šiandien 100 jų tebelaukia mirties eilėje. Kartu mes galime tai pakeisti.